Man priteisė susimokėti 600 eurų. Istorija. Ateina laiškelis, kad jau priteisė 600 eurų. Jeigu aš jų nesusimokėsiu, jau aš būsiu perduotas antstoliam ir labai greitai juos išskaičiuos. O pasirodo reikaliukai susiję su draudimu ir gali atskleisiu su kuria kompanija. O buvo taip. Milda davė savo pasatą palikti iki senukų Danieliui. Danielius žiedė kažkam įvažiavo. Žodžiu, atlėkė, bamperiukas, sako, reikia pasikeisti, ne tragedija. Susitvarkėm ir pamiršom. O pasirodo, kitai mašinai priskaičiuota žala štuka beveik ten 300 eurų. Ir kadangi Danieliui nėra 33 metų, o punktelis kažkoks buvo įrašyta, kad šitą mašiną negali vairuoti žmonės jaunesni negu 33 metai, o jam yra 28. Taip sakysit, reikia sutartį skaityti. Aš noriu pažiūrėti, kur draudžiasi e-drauda ir persiskota visą tą sutartį ir pamatot visus tos punktelius. Ir kaip prašo dokumente, kadangi pažeistos sąlygos, pusę sumos reikia susimokėti iš savo kišenės. Mes tai sumokėsim, bet chebra nerekomenduoju. Šitos įmonės aš nerekomenduoju. Čia mano asmeninė nuomonė, bet manau yra geresnių draudimo kompanijų.